reiktų ir prie žodžio truputį. Tai va. Aleliuja. Jums ne šalta, aš išjungsiu gal, jeigu ne šalta, ką? Ne šalta. Nežinau. Už šalta, jums man kažkaip už karštą, kaitint. Taip karštą, žinai, čia kai kaitint. Norėčiau kalbėti vėlgi. Tema pati svarbiausia. Kaip aš sakau, svarbiausia tema, tai ką aš kalbu, tai tema tai apie tikėjimą. Norėčiau kalbėti apie tikėjimą, tai tikėjimą žinom, kad tikėjimas tai pagrindinis krikščionybės dalykas, nes be tikėjimo niekas nevyksta iš tikrųjų. Žinome, kad tikėjimų yra daug kam galima tikėti ir žmonės, kai sakau, skelbia Evangeliją, tu pastoviai, žinai, sutinki ir klausi, toks klausimas iš karto žmogaus būna pirmutinis, ar jūs tikintis esate? Ir jos sako, aš tikinti, žinai. Ir paskui išaiškėja, kad vienas tiki ten vienų dalykų, kiti kitų, jų tikėjimai remiasi net visai ne apie Jėzų Kristų, ne apie krikščionybę yra. Sutinki žmonių, kurie tiki krikščionybėje, žinai, yra krikščionys, žinai, ir save vadina krikščionys, ir jie pradeda kalbėti apie tikėjimą, ir tu supranti, kad tas tikėjimas, pas žmonės visai nėra tikėjimas, toksai kaip tikėjimas, kažkokia kaip nuogirda, kažkoks tai kaip žinojimas. Tai ir aš tai nevadinu tikėjimu. Aišku, tas tikėjimas yra, žinai, tikėjimas, bet jis yra, siauras, tas žinojimas, toksai, bereikšmis. Tai nevadinčiau, kad krikščioniškas toks turėtų būti tikėjimas, nes, kaip sakant, tikėjimas, jis yra žinom, kad tikėjimas yra iš klausimo, iš Dievo žodžio. Iš mokymo, netgi galbūt pasakyčiau, kad tikėjimas yra iš mokymo iš tikrųjų. Nes žmonės, pasaulyje visi kažkom tiki, yra kas tiki, kad kažkokia meditacija padarys, kažkas kažką padarys ir turės kažkokį tai rezultatą. Ir tai galima pavadinti irgi tikėjimu kažkokiu, Kom žmogus maitinasi, tai maitinasi, turiu galvoje informaciją, kokią jis priima informaciją, jis tuom ir tikėjome mokyklą, mes tikėjome, kad kažkokias žinias mes gausime, ir tos žinios mums duos rezultatą, jos mums bus naudingos. Ir mes to, ko mokymės, tuo mes ir tikime, Čia vienas kaip pavyzdys iš mokyklinio dalyko. O kitas dalykas yra, kada krikščionybė, tikimas, į kurį reiktų įeiti, visai, ne taip, sakykime, kaip pasaulyje iš tikrųjų. Ir žinome, kad tikėjimas iš klausimo, tai klausimas, tai kas yra klausimas, tai yra, kai mes visi kažkaip sužinojom kažkada tai apie Jėzų Kristų, išgirdom, kažkur, kažkada, kažkas mums papasako, kažkur tai mes atvėrėm širdį ir patikėjom. Ir susimastėm. Ir pradėjom domėtis. Ir pradėjom eiti toliau mokytis. Taigi, krikščionybės, tas tikėjimas, tai mums, kaip sakau, iš tikrųjų reikia atverti širdį. Žmogus turi atverti širdį, kad patikėti, kad informacija ateitų mums, kad mes gaunam evangelinę tą informaciją, tiesą, Dievo žodis, jis turi apsigyventi mūsų širdise. Ir būtinai, aš kaip sakau, mes turėtume norėti to dalyko. Jeigu žmogus to nenori, jeigu jis į savo širdies netveria tam dalyką, tas tikėjimas taip toliau ir lik, žinai, tik tikėjimas, kaip sako, žinai, Dievo žodis sako, velnias irgi tiki ir dreba, žinai, ir kas iš to. Ir kas iš to mūsų tokie tikėjimai, jeigu mes tik tai žinosim, kad yra Dievas, kad jis yra kažkur tai, kad kažkur tai yra amžinybė, kažkur tai yra pragaras, kažkur yra dangus ir rojus, ir mes to nesureiškysim, tas tikėjimas jis mums yra tuščias ir bevertis, jis mums nieko neduoda iš tikrųjų. Tai aš, kaip dabar sakykime, atsiverskim, visi žinom, krikščionys šitą vietą tokią romiečiams 10 skyrius, nuo 8 eilutės, kada mes skelbėme Evangeliją ir norim, kad žmogus pasikviestų Dievą į savo širdį, mes dažnai traktuojam šitą rašto vietą. Ir aš ją perskaitysiu. Bet ką jis sako? Arti tavęs yra žodis tavo burnoje ir tavo širdyje. Tai yra mūsų skelbiamas tikėjimo žodis. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų
ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Raštas juk sako, kiekvienas, kuris jį tiki, nebus sugėdintas. Ir mes matome, ne, kad jeigu lūpomis išpažinsi, tai širdimi tikėsi ir lūpomis išpažinsi. Mes iš karto, kad tikėjimas mumise Dievas būtų gyvas, mes turime jį pasikviesti visų pirma į savo gyvenimą, patikėję širdimi, bet tai neužtenka to, kad aš patikėjau. Aš tai turiu vėlgi išpažinti lūpomis. Aš turiu tai įvardinti. Aš tai turiu tą atmosferą, tą lauką, kaip sakant, pasakyti garsiai, kad tas žodis taptų kūnu. Išpažinti, išpažinimas duoda tasai gyvą tikėjimą atneša, kad aš ne tik žinau, bet aš išpažįstu, aš deklaruoju. Aš deklaruoju dvasiniam pasauliui, kad aš esu viešpatės atpirktas, kad aš jį į savo širdį pasikviečiu ir jis ateina su šventai dvasia ir atgyja mano dvasia. Ir lūpomis išpažinimas, jisai duoda man valdžią. Duoda valdžią, kaip sakant, jisai jau, kada tu lūpom išpažįsti, tu išsižadi senojo gyvenimą ir tau nebeturi galios senasis tavo gyvenimas, tavo visa praeitis, kuri šiaip iki tol mus visą laiką kažkokiu būdu valdė, turėjo valdžią prieš mus. Ir mes turime pradėti judėti. Aš kaip sakau, tikėjimas, jis toks dalykas, jisai negali pasilikti vien žinojime. Vien žinojimas, jisai, kaip sakau, jisai nėra gyvas tikėjimas. Aš manau, kad vien žinoti ir sakyti, aš tikiu, kad, sakykime, pažįstu jau ne iš Dievo žodį, skaitysiu šventą raštą, Dievo žodį, aš pažinsiu Dievo valią, žinau, ko jis nori. Ir jau taip gaunu, kaip sakant, tą tikėjimą, priimu, pažįstu tikėjimą per Dievo žodį, per klausimą, kada atveriu širdį, klausau, skaitau šventą raštą, Dieve, čia tu man kalbi, ką tu nori man pasakyti. Tokiu būdu ateina tikėjimas, atvėrus širdį, domėtis, kas yra Dievas, klausyti žmonių, šventųjų susirinkimų. Labai gerai veikia Dievo žodis, kada mes liūdėjom žmonėm ir patys klausom žmonių liūdėjimų, tai lygiai taip pat pripildo Dievas mūsų širdis. Kaip Dievo žodis sako Apreiškimo knygoje, liūdimo žodžiu ir avinėlio krauju mes nugalėsim, kaip tai dvasia, ir kažkaip tai rašo. Ir vienu žodžiu, tas žodis, kad mumise gyventų, tai priimama, turi būti priimama informacija. Ir mes turim tada jau kažką daryti su tą informacija, jeigu, kaip sakau, mes tik žinome, kad jin yra ir jinai iš tikrųjų nieko neduoda mūsų gyvenime. Nes mums reikalingas iš tikrųjų tikėjime ir mums reikalingas yra tas dalykas pamatas. Pamatas, tai aš sakau, yra Dievo žodis, tas žinojimas, kad tas tikėjimas, kada mes pasikviečiam Dievą į savo širdį, kad jis taptų tvirtas. Ne tik žinojimas, kaip atsakykime, kaip kažkada mes girdėjom ir nesidomėjom tom, ir buvom tokie kaip tos bangų nešiojami, tie neįsitvirtinę žodį krikščionys ir užtat mums reikalingas pamatas, kad mes žinotume, kuom tikime, kokia Dievo valia ir kur mes einam, koks yra Dievo tikslas. Mums reikia sužinoti iš tikrųjų, kas yra tiesa. Iki Dievo žodžio, kaip sakau, daug krikščionių žino, kad kiekvienas turi savo tiesą. Ir šiandien mes nebeturim savo tiesos. Krikščionys iš tikrųjų negali turėti savo tiesos. Aš taip galvoju, ne? Nes mano tiesa gali būti mano pažinimas, klaidingas ir dar kažką. Tai aš bent jau savo šiai dienai, mano tiesa yra tik tais Dievas ir tai, ką sako Dievo žodis. Nes mano senas pažinimas, mano supratimai, iš mokyklos išmokyti dalykai, ten praktika kažkokie tai ir matomi dalykai, tai visai gali būti netiesa. Iš tikrųjų tiesa yra tai, ką sako Dievo žodis. Ir aš tikrai turiu įsitvirtinti į tiesą, į Dievo žodį. Ir aš nežinau, iš tikrųjų, kaip sakau, dažnai aš mokykloje labai buvau tasai, kuris mokėsi, tai Dievas man davė dabar norą mokytis labai toj srity Dievo žodyje nerti, nes man patinka pažinti tiesą. Ir mes vakar vėl maldos kažkaip tai primenu, grupelį turėjom tą tokį iš tikrųjų pokalbį gerą, skaitant Dievo žodį ir mes, sesė sako, iš tikrųjų man tai labai patinka, kad tiesa gimsta ten, kur 2-3 Dievo vardu susirinkę prie Dievo žodžio,
jį kartu skaito ir nagrinėjo. Tiesa niekada negims ten, kur viena bažnyčia varys ant kitos, ta varys ant anos. Ten niekada bus teisybė. Ir jie ten nesusikalbėdami sakys, aš tą raštą vietą remiuos, kitas sakys, aš tą raštą vietą remiuos. Jeigu tu remies tada, arba tu nesutinki, tai ką aš sakau, ir jeigu tu kažką prieš turi, tai ką aš moku, tada tu ateini čia pas mane, jeigu tu piktinėsi. Ir parodyk man, paaiškink, davai susėdam kartu, panalizuojam. Neįrodyk, bet jeigu tu prašysi vėlgi, kad tu įrodyk, tu uždarysi savo širdį ir niekas neišgirs, nes tu būsi pasiruošęs kovoti. Bet jeigu tu savo širdie norėsi pažinti tiesą, tu ieškosi sesės ar brolio, tas, kuris kitaip supranta. Ir tau nebus, gėda pasirodyti, kad tu netaip supratai. Jeigu tau parodys kitaip, tu pripažinsi savo širdį, tu nuleisi ausį, sakysi, atsiprašau, aš čia klydau. Ir va tada bus tiesa. Bet jeigu tu bandysi traukti, būtinai pritrauksi kažkokių iš konteksto žodžių, kažką, tai kažkokių mokymų ten, žinai, išgirstų. Ir tu kovosi, tu nepažinsi tiesos. Ir tau, kaip sakau, aš, iš tikrųjų labai pavojingas kelias į krikščionybę, va tokioj padėty, per tokį savo aš žinojimą, tvirtovę savo širdie pasidarai ir tu negali įeiti į Dievo karalystę. Nes tu būtinai pasidarai tokį kliuvinių, kur, Dievas kaip sako, netarnausi Dievo šeimininkam. Čia lygiai tas pats, ne, ten apie komuną kalba, nesvarbu apie pasaulį. Tu čia lygiai tas pats, čia tu netarnausi Dievo šeimininkam, tu arba būsi tiesoje, arba melo sferoje. Ir Dievas toj vietoj negalės tavęs judinti. Tu jį žinosi, pažinsi, bet toj vietoj tu neturėsi išgydymą, tu neturėsi to proveržio, tu galinai toliau tik žinosi, šventoji dvasia negyvens ten. Reiškia, tu nebūsi gyvas krikščionis, nes tu turėsi savo teoriją ir tu jos laikysis įsikabinės ir paprasčiausiai uždarysi. Taip, Dievo kelią ir save taip apsiriboji nuo Dievo, nes kažkaip tai vėlgi nenoriu aš vėl kažkokią bažnyčią kaltyti ar ką nors Dieve pasigailėti, bet aš tik savo pavyzdžių sakau, žinai, nes kur pats buvau, kaip sakau, jau per katalikybę visą tą, žinai, ir visą kitą, ir pats kovoju, ir visą kitą. Ir aš šiandien žiūriu į save iš dabarties į praeitį ir aš iš tikrųjų matau, ant kiek man reikėjo grybauti po pasaulį, kad aš šiandien pagaliau eičiau iki čia, man reikėjo numirti savo, nusižeminti ir pripažinti tiesą, kad aš įeičiau tą šiandieninę dieną į palaiminimą, į tikrą palaiminimą. Ir aš šiandien žiūriu tą praeitį, ir aš galvoju, kaip aš galėjau būti ten ir taip užsispyręs, toks save, matau, tokį užsispyrus, užkietėjusi, tokį, žinai, nelaimingą, piktą prieš kitus, kas ne taip pasakė, ar ką, tokia tvirtovė, kad tik kitą negirdėčiau, tokia tvirtovė, kad tik tais, tą žodį surast prieš, kad nugalėčiau, žinai, tik tai savo įrodyčiau kažkaip tai. Ir kokia tai sunki krikščionybė, kokia tai sunki kelionė pas Dievą, iš tikrųjų gyvenime su Dievu. Tai šiandien aš stebiuosi, iš tikrųjų, kaip atrodo, tai pavojingas kelias. Kelias, aš kaip sakau, čia toks kaip, į religiją ėjimas, nes ir šiuo dienoj lygiai taip pat, kad ir mūsų protestantiškose bažnyčiose yra didelis pavojus įpulti religiją, žinai, iš tikrųjų. Nes dažnai mes galim pradėti daryti ne tai, ką nori Dievas, ne tai, žinai, bet surasti kažkokį kompromisą ir kibtis tai, kad kitas tau pasakė. Kas tave moko, ten, žinai, neklausai, ir kaip ir šiandien važiuoju, aš eidavau kažkokią žvakutės, degdavau kažkur tai prie kažkokių Marijų kojų, kažkokius ant kapų žvakutės degindavau sakykime, ten visus šventuosius, ten tuos eidavau, ten melsdavaus prie kapų, ten visokių nesąmonių darydavau, kur šiandien žiūriu ir galvoju, kokia nesąmonė, kaip aš galėjau ten būti, bet aš tik šiandien tai suprantu. Aš tada paprasčiausiai negalėjau tų dalykų suprasti, nes aš nesigilinau į žodį, nes aš nepažinau tos tiesos. Ir aš galvojau, kad tai normalu, bet aš kaip šiandien žiūriu, ką sako Dievo žodis, aš jau nebegaliu tai būti, aš turiu pažinti tiesą. Tiesa, ji nėra skaudi, ji apipjaustai tokia širdį, bet jeigu aš noriu su Dievu eiti, aš turiu būti tikras tikintysis. Tikintysis tikėjimas nėra, kad man kažkas kažkur pasakė. Jeigu aš klausiu, kitas iki klausiu, jeigu tu esi tikintis ir tu sakai, kad taip reikia daryti, ateik ir parodyk, paieškokim, parodyk, atsakyk man. Juk Dievas, jis ne bepročių Dievas, jisai, ne kvailių Dievas. Jis neduoda žmogui, neliepia žmogui daryti tuo, ko jisai, negalėtų patvirtinti savimi, savo žodžiu ar kažkur. Tai Dievas juk ne toks.
Jeigu jis nori kažko iš mūsų, kad mes darytume tą ar na kažkokį darbą, automatiškai tada jisai duoda mums ir suprasti, duoda atsiremti, duoda pamatą ant kažko tai. Tikėjimas nėra, kad aš išgirdau ir iš lemputės, ne? Kažkom tai, ką darysiu, reiškia, tai bus ir reiškia, tai Dievui patiks. Čia netikėjimas, čia yra durnynas, atsiprašau, kvailystė, nu, kaip čia pasakė, čia yra kvailystė ir aš stebiuosi, kaip žmonės nenori pažinti tiesos. Vienas dalykas, kai sakau, yra, kada žmogus užkitina širdį, nenori tiesos pažinti, tai yra vienas dalykas. Bet diduma tai yra tinginiai žmonės. Yra tinginiai, jie nenori pažinti tiesos dėl to, kad jie tingi skaityti Bibliją, tingi gilintis, tingi aiškintis, tingi nagrinėti. Iš tiesų, Biblija, va, Naujas testamentas, tokia nedidelė knygutė šiandien mums krikščionim. Ir visi žmonės šiandien, aš nežinau, Evangeliją dalinama, ne, mes skelbėm Evangeliją. Nu, turbūt labai retas, kas neturi iš tikrųjų Evangelijos, kam reikia dovanoti Evangeliją. Beveik visi sako, mes turim. Beveik visi sako, aš turiu. Bet ar skaitai, nu, retą kartą atsiverčiu. Nu ką, nu tai tada, ar tu Dievo valią žinai? Nu, ką žinau, kaip sakė, nueinu bažnyčią, per Kalėdas, per Velykas būnu, nu, visi eina, iš pažinties nueinu, nu, vat ir vat tas pažinimas. O su Dievu susitikęs buvai, atvėrė jam širdį, atidavė savo gyvenimą. Ne, nu, tai aš pasakiau nuodėmės, nu, ką man atleido, viskas gerai su manim, nu, va tikėjimas. Ir baisu. O paprasta knygutė, reikia paimti, skaityti, prašyti Dievą, širdį atverti, Dieve duok man supratimą ir čia viskas yra parašyta. Juk čia nėra kažkokio žmogaus, čia yra Dievo žodis. Tas, kas mums iš tikrųjų yra pagrindinis dalykas, krikščionis, ko mes šiandien turime remtis. Ne kažkokiu mokymu, ne kažkuo, bet grinai Dievo žodžiu. Kad mes eitume į Dievo pažadus, turime eiti Dievo žodžiu. Ir iš tikrųjų, man labai tapatinas tas, žinai, vat, šiandien Senas tas testamentas ir Naujas testamentas. Ir va Senas testamentas, tai vėlgi kaip mūsų senas gyvenimas. Ne? Mes kažkada gyvenam irgi pagal įstatymus, įsakymus, žinom, kas gera, kas bloga, tas ir darom. Čia aš jau einu dabar biškai į tokią tikėjimą, gilesnį krikščionybės tikėjimą, sakykime, kelionę tokia jau. Ir va, kai šiandien aš matau, kad tas tikėjimas, va, iki Dievo atėjimo buvo vienas, žinai, kaip senasis įstatymas, kad kalba akis už akį, žinai, ten už blogį blogis turėdavo visą laiką būti sumokėta. Ir Naujasis testamentas, ne? Tai šiandien mes jau išėjome iš šito Senojo testamento, mes šiandien jau einame Naujojo testamento, tai Jėzumi Kristumi. Jie pasikviečiami savo širdį, savo gyvenimus ir mums senasis testamentas jis nebeturi galios. Jis yra kaip informacinis, jisai visiškai, jis yra galiojantis, jis veikiantis, bet mes nebegyvename šitom senų testamentų. Jis yra gerai pažinti, kad suprastum visą Dievo charakterį, ko Dievas nori, kaip jisai vedė savo tautą, jis yra nuostabus, iš tikrųjų jis yra reikalingas. Bet aš šiandien, kaip sakant, aš taip matau, kad aš šiandien jau nebesu tame. Šiandien aš jau esu Naujajame testamente. Testamentas tai ne, kaip Dievas, kaip čia pasakė, Dievas palikimas, ne, kaip ten testamentas, ne, sakykime, Dievo palikimas mums buvo vienas sutartis iki to laiko, iki Jėzus atėjimo, Jėzus atėjo, mes jau nebegaliuoja, su mumis nauja sutartį. Jis yra kur kas nuostabesnė. Tai yra per tikėjimą. Viskas šiandien per tikėjimą. Jeigu širdimi tikėsi, lūpomis išpažinsi ir tu jau turi Dievo karalystę. Tam nebereikia vykdyti to viso įstatymo, kuris ten žydai turėjo savo kelionės metu, ne gyvenime. Jie vykdė ten ir patys dar buvo prisigalvoję visokių įsakų, kad tik jis galėtų patikti Dievui. Šiandien mums, kad patikti Dievui, tai reikia pasakyti. Ir žmonėms sunku tai paaiškinti, suprasti. Visi galvoja, kad kažką turi padaryti, kad kažkur tai, kad galėtų patikti Dievui, kad galėtų įeiti dangaus karalystę, kad turėtų amžiną gyvenimą, kad nedegtų pragarė, ne. Visi kažkokiais darbais susikrauna. Šiai dienai mes paprasčiausiai žinom, kad, aš patikėjau ir aš atveriu širdį, Dieve, aš tavo. Vėlgi, aš kaip sakau, nereiškia, kad mes niekada niekur neužkliūsim ir neprasileisim ir nepadarysim tos nuodėmės.
Ne, mes toj žemėje, aš apie tai nekalbu, visi mes užkliūnam, bet mes nebesirenkam to gyvenimo kelią. Mums įstatymas, įsakymai tie nebereikalingi, nes mes gyvenam tikėjimu. Tai kadangi mes taip gyvenam, mes paprasčiausiai nebedarom, nebesielgiam pagal tas įstatymas, kuris buvo mums reikalingas šiandien. Šiandien įstatymas mums tik parodo, kas yra nuodėmė, nedaugiau, kad mes žinotume, kas yra nuodėmė. O ne teisina mūsų jisai. Ir va, iš tikrųjų mes biški, vat, Romiečiam 4 skyrių dabar atsiversim, visiems gerai žinomas skyrius, iš tikrųjų žinome, kad tikėjimu pats didžiausias žmogus, tikėjimo žmogus, tai buvo įvadintas Biblijoje Abraomas, ne? Abraomas, kadangi jis patikėjo. Nu, paskaitykim truputį 4 skyrius, ką rašo Romiečiai. O ką pasakysime gavus Abraomą, mūsų protėvį pagal kūną? Jei Abraomas būtų buvęs išteisintas darbais, jis turėtų ko pasigirti, tik ne prieš Dievą. Bet ką sako raštas? Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Tam, kuris dirba atlygintas, nelaikomas malonė, bet skola. O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas jam teisumu. Matot, ką rašo, ne? Patikėjo Abraomas teisumu ir tai jam buvo įskaityta. Tam, kuris dirba, atlyginamas nelaikomas malonė, bet skola. Ir toliau. Taip Dovydas skelbė palaiminimą žmogui, kuriam Dievas be darbų įskaito teisumą. Palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos. Palaimintas žmogus, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito. Ar šis palaiminimas taikomas tik apipjaustytisiems, ar taip pat ir neapipjaustytiems? Mes sakėme, kad Abraomui tikėjimas buvo įskaitytas teisumu. Ir mes čia atskaitome ne apie pjaustinimą ir mes puikiai žinome, ne, kad Abraomas buvo apipjaustytas, jų žydų tauta, jam Dievas davė sandorą tokią, kad jie, kadangi jau buvo numylėtinė tauta, ir jie žydai apsipjaustymą darydavo seniau. Nu ir dabar, kas tiki, žinai, va tuo Senųjų testamentų, dar vis Tora neišeina, Jėzus nepriėmė, kurie žydai, jie vis turbūt dar atlikinėja šitą ritualą apipjaustymą, kad žinotų, kad jie yra kita tauta, Dievo išrinktoji tauta. Bet ką apie tai sako, juk Dievas apipjaustymą davė prieš tai, kada Abraomas patikėjo. Kada Abraomas patikėjo, ne, jis tada buvo paskaitytas jau teisiuoju, o ne po to, kada jis apipjaustė. Taip pat ir va, kaip šiandien, va, Abraomo tas pavyzdys, mes lygiai taip pat, kada mes patikime, mes tampame krikščionys ne dėl to, kad mes atėjome į bažnyčią ar kažką tai pasakėm, bet mes patikėjom, ne dėl to, kad kažkokius darbus pradėjom daryti savo krikščioniškus, ne ten kažkur tai aukoti, kažkur tai vaikščioti į bažnyčią, ritualą kažkokį atlikinėti. Ne tada, bet tada, kada mes patikėjom. Ir kai mes patikėjom, mes tada einam į bažnyčią, ne dėl to, kad, taptume teisūs, bet dėl to žinom Dievo valią, kad Jis mus ten kviečia ir mes dėl to einam. Mes Jo valią vykdyti ateinam, o ne dėl to, kad laimėtume į Jo tą teisumą. Matai, iš kitos pusės visai jau į tai turėtume žiūrėti. Ar šis palaiminimas taikomas tik apipjaustytiesiems, ar taip pat ir neapipjaustytiesiems? Mes sakėme, kad Abraomui tikėjimas buvo įskaitytas teisumu. Kokiu būdu? Jam esant apipjaustytam ar neapipjaustytam? Ne po apipjaustymo, bet prieš apipjaustymą. Jis gavo apipjaustymo žymę kaip antspaudą tikėjimo teisumo, kurį turėjo būdamas dar neapipjaustytas. Taip jis tapo tėvu visiems tikintiesiems iš neapipjaustytųjų, kad ir jiems būtų įskaitytas teisumas. Ir apipjaustymo tėvų tiems, kurie ne tik apipjaustyti, bet ir vaikšto mūsų tėvo Abraomo tikėjimo pėdomis, kurį jis turėjo būdamas dar neapipjaustytas. Matai, kaip sako, mes visi esam jo vaikai, ne, vaikai tai ne taip, ką vaikai, bet tikėjimo paveldėtojai, nes kaip pavyzdys, taip pat ir mes
teisumą gauna patikėję. Ne po darbų, bet patikėję. Ne įstatymų rėmėsi Abraomui, bet arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį be tikėjimo teisumu. Jei paveldėtojai būtų tie, kurie remiasi įstatymu, tai tikėjimas būtų tuščias, o pažadas netektų vertės. Juk įstatymą lydi baudžianti rūstybė, o kur nėra įstatymo, ten nėra nusižengimo. Taip, mes nebegyvename įstatymę šiandien tam, kad ir nebeturime rūstybės. Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad būtų iš malonės. Ir pažadas būtų tikras visiems palikuonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi tikėjimą, Abraomo, kuris yra mūsų visų tėvas. Kaip parašyta, aš padariau tave daugeliu tautų tėvų, tėvas prieš Dievą, kurio jis tikėjo, kuris atgaivina mirusius ir tai, ko nėra, vadina, tai lyg būtų. Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi ir taip tapo daugelio tautų tėvų, kaip ir jam buvo pasakyta, tokie bus tavo palikuonys. Ir va čia rašo apie Abraomo patikėjimą, kada jis patikėjo, kada jis išgirdo Dievą, kada jam Dievas pasakė. Sako, parodė žvaigždės, ne, žinom visi tą istoriją, kaip jisai išėjo, sako, Dievas sako, išeik, sako, pažiūrėk į dangų, pažiūrėk į smiltį, sako, čia bus tavo palikuonis. Ir jis patikėjo Dievu ir laukė. Ir būtent dėl to Dievui patiko, kad jis patikėjo. Ir tai jam buvo jau įskaityta teisumu, dėl to, kad jis patikėjo Dievu. Jis nepavargo tikėti ir nelaikė savo apmirusių kūnų, nors jam buvo apie 100 metų ir Saros įsčios apmirusios. Jau atrodo, jokios vilties nebuvo, ne? Bet jisai vis tiek išgirdo Dievą. O jo, žinot, Abraomas, jisai labai troško vaikų, sakė, kam, kur aš tuos dėsiu turtus, jis buvo labai turtingas vyras ir turėjo daug vergų, daug turtų ir sako, kam jie atiteks, sako, mano tarnam atiteks, žinai, ir Dievas davė pažadą, aš tau duosiu sūnų. Aš tau duosiu sūnų ir po sūnaus visą tautą. Ir va jis patikėjo būtent. Ir jis neskaitė, va jau 100 metų, ne jam buvo apie 100, Sara taip pat irgi jau tokių metų jau neįmanoma liktis pagimdyti būtų, bet jie patikėjo Dievu. Ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Todėl jam tai buvo įskaityta, tačiau ne vien apie jį parašyta, kad buvo įskaityta, bet ir apie mus, nes turės būti įskaityta ir mums. Jei tikime tą, kuris prikėlė iš numirusių Jėzų, mūsų viešpatį, paaukota dėl mūsų nusikaltimų ir prikelta mums išteisinta. Va čia jau dabar mums rašo, va kaip pavyzdys buvo Abraomo, ne, kelionė. Ir va mums lygiai taip pat, jeigu mes tikime tą, kuris prikėlė iš numirusių Jėzų, mūsų viešpatį, tai va jeigu mes tikime Jėzų Kristų, kuris buvo prikeltas, tai mes lygiai taip pat turim paveldėjimą su Abraomu ir su Dievo pažadais visais. Ir iš tikrųjų mes skaitom kažkaip tai ne, kad tikėjimas yra, jis yra daugiau negu tu galbūt, sakykime, šiandien matai. Tai, ką tu matai, ką tu gali padaryti, mūsų gyvenimo kelionėje, tai nereikia kažkokio tikėjimo, tu paprasčiausiai tu turi, tu žinai ir tai nereikalingas tikėjimas, tu paprasčiausiai žinai. Tikėjimas yra kažkas daugiau ir tikėjimas yra, kada tu lauki pažado, ne, Dievo pažado, to, kurio dar šiandien nematai. Tikėjimas tai yra galbūt, turi kažkokią ligą gal turi, ar kažką turi ir tu žinai Dievo pažadą. Ir tu priimi jo pažadą tikėjimu. Ir va čia jau reikalingas tikėjimas. Tikėjimas tam, kad tu galėtum pamatyti. Tau reikia priimti šitą žodį į save ir laukti jo, įsikibti tą žodį. Tikėti Dievo žodžiu, tikėti, kad tavo gyvenime tikėjimas taptų gyvas, tu turi patikėti Dievo žodžiu ir laukti to. Va tai yra tikėjimas. Ir tada įsiskaitomas teisumu, jeigu aš tikiu. Ir paskaitysim toliau, iš tikrųjų, tikėjimas tai nėra vien taip, kad, ir aš patikėjau, aš pamačiau žodį ir dabar tai turi įvykti iš karto. Čia yra kur kas biški tokia kelionė didesnė, nes jeigu mes kaip ir matėme Abraomas, jis ne iš karto atėjo į šitą tikėjimą, ne?
Abraomas ne iš karto jam atėjęs vaikus, jis netgi Izaoką iš karto nesusilaukė. Jis net neišstovėjo tikėjime. Jis Izmaelį pasigimdė, padarė per tarnaitę. Tai čia va, tas Izmaelio palyginimas toks labai panašus, kaip mes savo gyvenime kitas iki gaunam iš Dievo pažadą, žinom Dievo žodį, mes jį įsikabinam šitą žodį ir mes jo laukiam, nesulaukiam ir mes nuleidžiam rankas, nebesimeldžiam ir mes savo keliais kažkokiais įeinam į tą pažadą, kuris mums nepriklauso. Ar tai tarnystė kažkokia, ar tai kažką, tai žinai, kažkokį rezultatą, kuriuo mes labai norime, žinai. Dievas, žinai, gal tai Dievo valia, bet mes turime išbūti, išlaukti ir mes nesulaukiam ir darome savo. Tai va lygiai taip pat. Izmaelis va gimė Abraomui ir mes žinom tą pasiekmę, kad šiandien tas Izmaelis tai jis yra, žydų tautai suklupimas iki pačios dienos. Mes matom, kas darosi dabar Izraelyje. Ir po šiai dienai Izmaelis persekioja gimusi pagal kūną. Pagal kūną gimęs, kuris yra pagal dvasią, kuris pagal pažadą, Izaokas pagal pažadą atėjo gimė. Ir tas, kuris gimė pagal kūną, šiandien persekioja tą, kuris gimė pagal pažadą. Tikras žydų tauta. Ir va prisidirba, ne? Būtų išlaukęs, gal nebūtų šiandien, gal nebūtų turėjęs Gazos ruožę tenais, žinai, tos Palestinos ir visa kita. Taigi va. Ir mes žinoma, ir va kažkaip tai apie tos apipjaustymus, kaip skaitoma, ne? Man labai asocijuojas vat, apie tuos krikštus, ne, mūsų šiandien krikštas, vat, kaip sakant, yra ir žmonės, vat, kaip čia pasakius dabar, juk apipjaustymas, kaip skaitė mane, jisai nėra nieko nereiškia. Jis nieko nereiškia, jeigu jisai, va, kaip Abraomas, jisai apsipjaustymą padarė, visą kitą priėmė tą kaip antspaudą, bet jis nieko nereiškia, jis buvo duotas tik po to, kada jis patikėjo. Ir va šiandien lygiai taip pat, jeigu mumis kažkas, tai arba mes krikštijam savo vaikus ir mes sakom, va, tas pats, kas apipjaustom, lygiai tas pats, tai čia Dievo sandora, ne? Va, viskas, jis krikščionis, jisai įsidangų. Ne, aš turiu patikėti. Tai kaip vaikas gali patikėti? Neįmanoma. Jis turi savo valia patikėti širdimi, lūpomis išpažinti, pasikviesti Dievą į savo širdį. Tik paskui jis gauna šitą apipjaustymą. Apipjaustymas tai mūsų šiandien pasikrikštyti. Tai sandora, išpažinimas. Ir kai aš pasikrikščiu, aš tada visiems skelbiu, kad aš krikščionis. Tada visi žino, kad aš krikščionis. Aš tada gyvenu krikščioniškai. Nebeskelbiu, bet aš gyvenu, visi mato. Nes aš nebe tas žmogus, aš kitas. Čia lygiai tas pats. Labai toksai, su krikštais susitapatinimas man. Gerai, dabar Hebrajam 11 skyrių atsiverskim gal nuo pirmos eilutės. Tikėjimas užtikrina tai, kuo vylėmės ir parodo tai, ko nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudymą. Tikėjimu suvokime, kad pasauliai buvo sutarti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regima. Tikėjimu Abelis aukojo geresnę auką negu Kainas ir dėl tikėjimo gavo liudymą, kad yra teisus Dievui paliudijus apie jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir miręs tebekalba. Visi žinom gerai šitą istoriją, ne, kad tikėjimo Abelis patiko Dievui, nes Dievas matė jo širdį, kad jis aukoja tikėdamas, o ne dėl darbų, kaip ką darė Kainas, ne? Ir vat vėlgi kaip liudymai tai yra prašytimų. Tikėjimu Henokas buvo perkeltas, kad nematytų mirties ir jo neberado, nes Dievas jį perkelė. Mat prieš perkeldamas jis gavo liudymą, kad patikęs Dievui. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atlyginama. Tikėjimu Nojus, Dievo perspėtas apie tuo metu dar nematomus dalykus, būdamas Dievo baimingas, pastatė arką savo šeimai išgelbėti. Tikėjimu jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Apie Nojų puikiai irgi visi žinom tą istoriją, ne? Ir filmų yra pastatyta, žmonės tikrai žino ir suprata, kad tikėjimu kiek jis metų ten statė, ne? Kol kaip reikėjo, visi aplinkui kokias atakos, įsivaizduojate, ten bedieviai juokėsi iš jo, sako, kokį laivą, sako, tais laikais taigi nebuvo lietaus, nebuvo vandenynų, kur tu plauksi, kokie čia, sako, kokie tavo laivą čia, a jisai patikėjo ir jis darė tai, kad Dievas
ką jam Dievas liepė ir jisai gavo apdovanojimą, jam buvo atlyginimas ir išsipildė tasai Dievo žodis jo gyvenime. Tikėjimu, nu, jis Dievo perspėtas apie tuo metu dar nematomus dalykus, būdamas Dievo baimingas, pastatė arką savo šeimai, išgelbėti tikėjimu, jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Tikėjimo Abraomas pakluso, kai buvo pašauktas keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Tikėjimu jis apsigyveno pažadą žemę, tarytum svetimoje gyvendamas palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, tuo paties pažado bendra paveldėtojais. Mat jis laukė miesto su pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas yra Dievas. Tikėjimu ir pati Sara, nevaisinga ir ne be to amžiaus, gavo galios pastoti ir pagimdė vaiką, nes jį laikė ištikimu tą, kuris pažadėjo. Todėl iš vieno vyro ir dabar apmirusio gimė palikuonis gausus, tarytum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantėje smiltis. Jie visi mirė, tikėdami dar negavę pažadėtų dalykų, bet iš tolo juos regėdami buvo įsitikinę jais ir priėmė juos išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir keleiviai, kurie taip kalba parodo, kad ieško tėvynės. Ir va čia mes lygiai taip pat tikėjimu mes priimame tai, ką mums Dievas pažadėjo pažadus ir mes keliaujame jau, mes nebeįsitvirtiname toje žemėje, kaip ir jo tauta nebeįsitvirtinė. Jie laikinai ir visi troško pamatyti tų tikėjimo ženklų. Tai, ką mes šiandien matome, mes turėjom pažadą, ne, jie turėjo pažadą, kad jis Mesijas, Jėzus Kristus. Ir mes esam tų laikų paveldėtojai. Mes pamatėm Jėzų Kristų, jie visi troško apie tos laikus pamatyti. Ir mes taip pat šiandien, kai gyvename kaip ir tauta, ne, palapinėse ir mes kaip svečiai žemėje ir mes, lygiai taip pat šiandien kaip svečiai žemėje nebeįsitvirtinam, bet turime pažadą tolimesnį. Mūsų pažadas tikėjimas nėra galutinis kaip tikinčiųjų krikščionių, kad mes įsitvirtintume šioje žemėje. Mūsų tikėjimas, viltis ir tikslas yra jau Jėzus amžinybė gyvenime. Mūsų nėra tai, kad visas pasaulis netvirtinas, tiki jam, kad jam būtų gerai šioje žemėje, visą kitą. Mūsų tie dalykai jau nebevaldo, mūsų tie dalykai, kas mes tikintis, mes žinom, kur mes einam, mes žinom, ką mes gausim ir kas mūsų laukia. Mūsų tikėjimas jau nebėra tik tai čia, šiandien ir dabar, jis tuom neapsiriboja. Dėl ko tikintis, kaip sako, pasaulyje, kiti sako, išprotėję. Dėl to, kad mes nebežiūrim, tas neberūpi, visiems pasauliui rūpi šiandien, čia ir dabar, turtai, valgis, rūbai ir taip toliau, begalinės tai prabanga ir ten puikybės ir taip toliau, o mums jau rūpi tai, kas mums pažadėta, to, ko mes dar šiandien neturime. Aišku, tie visi dalykai, jie nėra blogis, bet jie mūsų jau nebevaldo, tie dalykai. Ir į tikėjimą, kad įeiti iš tikrųjų, kaip ir kalbėjo mane, kad tikėjimas nereikia darbų, nereikia kažkokių mums įsipelnyti, nereikia mums šiandien kažką padaryti, kad mes patiktume Dievui. Bet yra antra pusė tokia, kad, žinai, kaip religija, kad tu eini viską darai, viską, žinai, tenais aš noriu patikti Dievui, ten eini į bažnyčią, ten meldžiuosi, ten sukutos rožinius iki nuovargį ir taip toliau, ir kad taip patikčiau Dievui. Bet ir yra kita pusė, kur sako, o, man šiandien nieko nereikia, aš patikėjau Dievu ir man tai skaityta teisumu. Ne, aš kaip sakiau iš pradžių, tikėjimas, Abraomas patiko dėl to, kad jisai nepasiliko, jis darė, jis kažką darė. Nojus statė laivą, jis darė, nes jis patikėjo. Jis paprasčiausiai patikėjo, iš pradžių buvo tikėjimas ir jis darė. Šiandien mes savo gyvenime vėlgi lygiai labai taip paprasta, aš galiu pasakyti, ne, mes savo gyvenime darome tiek, kiek tikime. Kiekvienas žmogus gyvenantis žemėje, jis yra tikintis ir jis daro savo gyvenime tiek, kiek tiki. Jeigu aš tikiu, kad Dievo pažadai yra tokie ir Dievas nori, kad aš tai daryčiau. Aš tai darau ne dėl to, kad jam patikčiau, bet aš tikiu jo žodžiu, dėl to, kad aš tikiu juo. Jeigu aš netikėčiau, aš nedaryčiau. Ir daugelis sako, nereikia daryti. Ir tai yra didelis melas, kad, ir nereikia, iš tikrųjų tai nieko nereikia daryti. Bet tavo tikėjimas parodo,
Ar, tavo darbai parodo tiksliau tikėjimą. Paskaitykime Jokūbą dabar. 2 skyrius nuo 14 eilutės. Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi, turis tikėjimą, bet neturi darbų? Va. Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų: eik ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui, kokia iš to nauda. Taip ir tikėjimas. Jei neturi darbų, jis savyje yra miręs. Bet kažkas pasakys: tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, kad yra vienas Dievas, gerai darai, ir demonai tiki ir dreba. Ar nori žinoti, neišmaningas žmogau, kad tikėjimas be darbų miręs? Argi ne darbais buvo išteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro? Ar matai, kad tikėjimas veikia kartu su jo darbais? Ir darbais tikėjimas buvo atbaigtas. Taip išsipildė rašto žodžiai: Abraomas patikėjo Dievu ir tai buvo jam įskaityta teisumu. O jis buvo pramintas Dievo draugu. Jūs matote, kad žmogus išteisintas darbais, o ne vienu tikėjimu. Tai va, mes matome, ne? Kad žmogus darys tik tiek, kiek jisai tiki. Vat, jeigu man aš tikiu, aš tai nudarau ne dėl to, kad aš įgaučiau teisumą. Aš teisus dėl to, kad tikiu. Bet aš tikiu, kad Jėzaus auka mane išgelbė, ne mano darbai. Bet jeigu aš iš tikrųjų tikiu, aš nebegaliu būti toks, koks buvau. Aš jau darau to, tai, ką aš tikiu. Mano gyvenimas parodo mano darbus iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų tai nėra paprasta ta krikščionybės kelionė tikėjime, ne? Mes visi einam, kaip sakau, per kažkokius sunkumus, per tas gyvenimo išbandymus, nes kitaip paprasčiausiai nebūna. Ir atsiverskim 1 Petro 1 skyrius nuo 6-7 eilutės, ką rašo. Tuo džiaukitės, nors dabar, jei reikia, trumpai kenčiate įvairiuose išmėginimuose, kad jūsų išbandytas tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirta būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, tai apsireikš Jėzus Kristus. Ir va, mes sakome, Dievo žodis sako, apie tai kalba, kad mūsų tikėjimas yra išbandomas įvairiuose išmėginimuose. Ir jis parodo būtent, kada mums kažkur tai kažkas tai turim kliuvinių, kažkur tai kažką tai, darome tai, kas mums nepatinka, gal kitas sykį ne. Tai rodo, kad Dievas leidžia mumis ištirti, išgryninti, Dievas dirba su mumis. Ir mes einam per išbandymus, ir jeigu mes einam, mes nenusisukam, mes einam ir taip nebėgam nuo tų dalykų, Dievas mus keičia paprasčiausiai. Ir mes žinom taip pat, kaip Jėzus sako, nuo šių Matų 11-12 eilutės rašo po Jono Krikštytojo laikų, smarkiai jama Dievo karalystė ir yra įmama jėga, kažkaip taip rašo, ne? Matome, kad mes turime kovoti. Tikėjimas tai yra kovos laukas. Tai nėra taip, kad aš tik tai sužinau ir man nieko nereikia. Tikėjimas, mes visą laiką būsim toj sferoj, kurie mes būsim išbandomi, kurie eisim per kovas visokias. Ir kas svarbiausia, žinai, tikėjimas, jis prie mūsų viso to tikėjimo yra piktasis, yra velnias, kuris visą laiką budi ir mumis bando nuo to tikėjimo numušti. Velnio pagrindiniai tikslai tam, kad mes nustotume jo tikėti, kad mes nebetikėtume Dievo žodžiu, kad mes nusisuktume jo. Tai jo yra pagrindinis ginklas. O Dievo pagrindinis ginklas, kada mes tikime. Dievui labiausiai patinka tikėjimas, ne? Mes žinome net, kaip išėjo iš Egipto jo tauta ir 40 metų vaikščiojo po dykumą, nes netikėjo, nepatikėjo Dievo pažadais, jie murmėjo ir visą kitą, nepasitenkinimą rodė. Ir tik tais keli žmonės, kurie patikėjo, galėjo įeiti į naują pažadą žemę. Taip pat ir mes šiandien,
jeigu mes netikintis, murmantis ir Dievas, negali mus laiminti paprasčiausiai. Ir velnias nori iš tikrųjų, kad mes netikėtume, jis yra išbandymai visokie mums duodami, atakuojami ir tokie ginklai pas velnį yra pagrindiniai, sakykime, kaip baimė. Aš sakyčiau baimė. Ne, mes visi kažkur tai kaip įtikim, velnias ginklai yra didžiausias baimė, kad mes nepasitikėtume, netikėjimas, tai aš vėlgi sakau, kaip yra nepasitikėjimas Dievu. Jeigu aš šiaip patikėjau, žinau, kad Dievas su manim, aš visą laiką turiu eiti ten, nes aš žinau, kad nebe aš, bet Dievas mane gyvena, nebe aš, o Dievas mane veda ir aš tada einu drąsiai, aš darau. Bet taip aš norėčiau bent jau daryti. Žinai, kai skaitau šventą raštą visą laiką, žinai, kaip Jėzus sakė, irgi sakė, kaip sakė, kūnas ryžtingas, bet siela silpna, ne? Bet, taip kažkaip, ne? Tai va tas yra kažkaip, tai, ne, bet kūnas silpnas, tas ryžtingas, bet kūnas silpnas. Ir iš tikrųjų, taip yra, tu skaitai šventą raštą, tu dvasios prisipildai, vau, čia gerai, aš tikiu, aš judėsiu, aš darysiu. Ir kai kažkur tai mums reikia eiti, iš karto žiūrėk, ateina tokias mintis, tokias niūrumas, tokias atmosferos, tokias baimės, iš karto ką pagalvos, ką pasakys, gal čia nebus, gal čia neįvyks, gal nepasiseks. Ir va tada, kada mes įsileidžiam į tą teritoriją, mes jau įeinam į kitą teritoriją, jau ten nebegali Dievas veikti, nes mes užleidom šitą savo kūną teritoriją velniui. Mes priimame, patikime nebe Dievu, bet tuo mintim, kurios mūsų atakuoja. Ir mes tikime jo, irgi tikėjimas. Dievas taip pat kalba, jis kalba iš vidaus. Iš vidaus, iš mano širdies, dvasia mano viduje jis kalba. Aš turiu nurimti, aš turiu atmesti tai, ką sako mano protas ir klausytis, ką sako Dievas. Dievas būtinai kalbės. Taip pat jis man primins Dievo žodį, iškels, ant kurio aš galėsiu atsistoti, kur aš galėsiu užtvirtinti ir tada drąsiai judėti, ne? Bet velnias visą laiką bandys duos tokio, čia tokių kaip iš pavyzdžių vieną, aš atsimenu, kaip aš įtikėjau, ne, mano širdis labai įsidegė, aš labai norėjau tarnauti, visur aš tuoj į tuos pradėjau į onkologinius dispanserius vaikščioti ir visą kitą, bet prieš tai aš atsimenu, kaip pirmą sykį, veiklių žmonių bendrija, kai aš atėjau ir mano širdis labai įsidegė, aš labai norėjau tarnauti, aš iš tikrųjų džiaugiausi tą gyvybę, kurią pažinau, kad Dievas gyvas, kad jis kalba. Ir jis mano širdį labai uždegė, nežinau, kodėl važiuoti ir skelbti Evangeliją. Ir aš atsimenu, aš taip viduje meldžiuos, visą kitą, Dieve, man daug drąsos, aš jau skaitau ten šventą raštą, aš ten tuos tikėjimo, tuos visus, generolus, kaip sakant, viską, jau aš jau kaip jis toks didelis užaugęs, liktais bus, eisiu, skelbsiu, čia visiems pasakosiu apie Dievą. Ir aš atsimenu, tai pasiryžau judėti ir atvažiavo namo pas mano žmoną, draugė, o aš savo kambarį meldžiuosi ten kažkaip. Ir aš supratau, taip sakau, vau, yra proga dabar varyti, ją paliksiu, o pats varysiu į onkologinį dispanserį ir ten su Bibliju prisidėjau maišiuką, lankstinukų ir sakau, eisiu žmonėms, skelbsiu Evangeliją ir dalinsiu ją, žinai. Ir žmona sako, aš važiuoju biškį, važiuok važiuok. Aš išeinu su to maišiuku, atsisėdu į mašiną, važiuosiu jau į tą onkologinį ir mane takoj. Iš pradžių čia ta emocija, ta dvasia, ryžtingai, taip aš darysiu, aš judėsiu čia, ane? Ir nueinu į mašiną, atsisėdu ir važiuosiu ir jaučiu tokias mintis. O kaip tu nuvažiuosi, kaip tave pažiūrės, o tavęs dar net visai neįleis. Ale kaip tu ten eisi dabar? A iš viso šventajame rašte parašyta, po 2 Jėzus siuntė, ne po 1. Ir va tokias mintis pradėjo mane bombarduoti. Ir ką jūs galvojate? Ir aš neišvažiavau, išlipau iš tos mašinos, parėjau namo, čiut nebliaudams visas, neberelis, bet toks va. Pasigailėk. Toks, parėjau namo ir sakau, Dieve, ir supratau, kad aš esu silpnas. Ir aš silpnas. Nebuvo mane dar to tikėjimo, nebuvo tos praktikos, nebuvo tų, bet Dievas jis yra geras. Jis matė mano širdis, uždegė mano širdį. Kas yra svarbiausia, žinai, kad tu niekada nenuleisk rankų. Dievas visada šalia ir visada laukia, kad tu toliau judėtum. Jis visada yra pasiruošęs, kada tu judėsi. Dievas, aš sakau, žinai, žiūri į žemę ir jisai laukia, aš matau, kad jis laukia, kada pamatys, kur tikinti žmogų, kurį jis gali naudoti. Kada tik tais tu, Dievas
šventoji dvasia žemė mums duota šiandien. Ne, mes turim šventą dvasią. Mums nebereikia iš savęs judėti. Bet kol tu to neturi pažinimą, va kaip aš, ne, be šventosios dvasios, aš norėjau liktis, norėjau judėti, viską tas, bet be šventosios dvasios aš iš savęs norėjau daryti. Nu, gal tai buvo Dievo įkvėpimas, kad aš judėčiau, bet aš neturėjau to junginio šventosios dvasios, aš negalvojau, kad jis mane praves. Aš neturėjau kaip nugalėti to žodžio, aš neišstojau, žinai, prieš tas mintis, baimės, neėmiau nelaisvę. Aš paprasčiausiai, pasidaviau, patikėjau tos mintis, to šėtono, kur mane atakavo. Ir va Dievas, aš kaip sakau, jisai žiūri į žemę ir mato, jeigu atsiranda toks žmogus, kuris tik tais patiki Dievu, jo tiesiog turbūt ten visi angelai, turbūt jis pats ten laukia šventoji dvasia, kada jisai darys pirmą žingsnį ir tada jis ten. Jis tiesiog negali ten nebūti. Jeigu žmogus tiki, Dievo jėga ateina, nori, nenori. Ir visi, va, kas įtikėjimą, žinau, mes turbūt visi esam išgyvenę tą tokią malonę, ne? Tiesiog tu tik pirmas iki pamatai, patiki ir tu kažką, jeigu bandai daryti, tu matai, kaip Dievas tave veda. Tu matai, kad Dievas ten yra iš tikrųjų. Aš kaip sakau, žinai, kaip pasaulis sako, ryte kėdės, vakare pinigai. Ne. Pas Dievą kitai, pas Dievą yra. Iš pradžių tu darai, tada paskui tu gauni rezultatą. O ne taip, kad žinai, duok rezultatą. Ne, iš pradžių tu kažką darai. Tu darai ir tada Dievas prisijungia. Tu pamatai, kad ne tu darai, bet Dievas darė. Tu tikėjimu darai, tu pasitiki. Ir va tas labai, ta kelionė tokia iš tikrųjų, kur mes turim kovoti, kad mes neužstrigtume to, žinai, netikėjimo sferai, to mintim, žinai, nepasiduotume, nes labai daug krikščionių yra nugalėti per mintis, per baimę, nes jie, bijo kitų žmonių nuomonės, ką pasakys, įpuola jie į religiją, sėdi toje religijoje, gyvai Dievą negali į savo gyvenimą įsileisti, neleidžia jam veikti. Užtat labai svarbu, žinai, kad mes turim iš tikrųjų žiūrėti į Jėzų. Į Jėzų mes visą laiką, jeigu kažką darom, aš stengiuosi žiūrėti Jėzų taip, kaip darė Dievas. Dieve, aš matau tave, nežiūrėti tai, ką mintis, tai, ką pasaulis pranašauja, žinot, ir kad tau bus blogai, tau nesiseks, ateis visos tos atakos. Ne, tu žiūri į Dievą, tu žiūri į Jėzų Kristų, į Dievo mintis. Ir dar biškį paskaitykim Mato 14 skyrių, atsiverskim. 14 skyrius. Gerai visiems irgi žinoma vieta, kas skaitom šventą raštą, kaip Jėzus sieja, kaip Petras sieja vandenį. Jėzus to jau juos prakalbino. Pradėjo nuo 25 eilutės. 4 nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos žengdamas ežero paviršiumi. Mokiniai plaukė valtimi, o Jėzus buvo pasilikęs ant kranto ir jis atėjo pas juos, kai jie plaukė tuo momentu. Pamatęs jį einant ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir iš baimės jie ėmė šaukti. Tai šmėkla. Jėzus to jau juos prakalbino. Drąsos, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė, viešpatie, jei čia tu liep man ateiti pas tave vandeniu. Petras toks šaunuolis, kaip sakant, užsidegė širdis, kaip ir aš liūdžiu, ir aš noriu. Ir pamatė, kai jis vandeniu, ir Petras susimanė, ir aš noriu į vandeniu. Saka, jis atsakė, ateik. Petras išlipęs iš valties ėjo vandeniu, norėdamas ateiti pas Jėzų. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis išsigando ir pradėjęs skęsti sušuko, viešpatie, gelbėk mane. To jau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė, mažatikiai, ko suabejoji? Ir mes matom tokią atsispindinčią vietą, tokia ne, kada mūsų gyvenimuose, kada mes situacijas, kada mes einame vandeniu, tai va, kaip aš sakau, aš einu kažkur, kažką darau, aš visą laiką kovoju su baimėm, tai ne su baimėm, su nepasitikėjimu tokiu, visą laiką, tai, bet krikščionis gal kitas iki galvoja, jis jau mokys, jis jau gali, jis čia toks, jis taip daro, žinai, tai tie dalykai niekada nėra pasitraukę, visi žmonės krikščionys mes esame atakuojami, visi su lyg vienu piktoje. Visi tik tais vieni kažkas daro, pasitikėjimą, o kažkas tai išstringa ir toje vietoje stoja per tas baimės, per nepasitikėjimą.
Ir va čia mes turime nugalėti. Ir kad tai mes nugalėtume tas audras, tos audros, nepasitikėjimo mintį, žinai, kada mes matom, kada sukyla žmonės, ten kitą minčiai prieštarauja prieš tave ir tu gerai suteiki kompromisą kažkur nueini, žinai, ir tu atsitrauki, nebežiūri, žinai, ir tu paskui skęsti, tu savo širdį grįžęs namo kažkur užsikaltini, tu nelaimingas tampi, arba tave pakvietė Dievas ten šaukti, arba brolis kažkas sesė kažkur patarnauti, o tu pabijoji, nenuėjai ir paskui ateina velnias tave kaltina ar kažką. Ne, aš paprasčiausiai visą laiką žinau, vat, jau tu ateina laikas, kad tu žinai, pažįsti tą atmosferą, pažįsti, kad tą karo zoną, kas yra kas, ir tu nebežiūri tai, kas vyksta aplinkui, tu paprasčiausiai žiūri į Jėzų. Petras išlipo per vandenį ir kiekvieną pamokslą eit kalbėti arba eiti tarnystės kažkur, tai man, aš visą laiką einu per vandenį. Aš visą laiką einu. Aišku, gal dabar tvirčiau einu, negu kad iš pradžių, žinai, nes aš jau turiu daugiau patirties, žinau, kad Jėzus visą laiką yra šalia. Bet mano žvilgsnis turi būti į jį, 100% į jį. Jeigu aš biškį nuo jo nusisukiu, mane taip pat pradeda atakuoti. Atakuoti mintis, gyvenimą, ten, reikalai, visokie rūpesčiai, negandos visokias. Ir jeigu aš žiūrėsiu tai, kas aplinkui daros, aš negalėsiu eiti su Jėzu. Aš per tuos dalykus einu, kada žiūriu į Jėzų. Tai aš einu ir per tas audras visas, žiūriu į Dievo pažadus, žiūriu į Jėzų. Aš žinau, kad Jėzus tame yra ir jis mane praves. Va šiandien mano akivaizdoje turi būti Jėzus visą laiką. Taip pat ir Luko dar atsiversim trumpai. 8 skyrius, 22-25 eilutės. Vėl su valtim. Vieną dieną Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir pasakė: irkimės anapus ežero. Ir jie išplaukė. Jiems beplaukiant Jėzus užmigo, ežere kilo audra. Bangos pradėjo semti valtį ir jie atsidūrė pavojui. Tuomet pripuolė jiems, jie ėmė žadinti jį šaukdami: mokytojau, mes žūvame. Atsikėlęs jis sudraudė vėją ir bangas. Jos nurimo ir stojo tyla. O Jėzus paklausė juos: kur jūsų tikėjimas? Jie išsigandė ir nustebę kalbėjosi tarpusavį. Kas jis toks, kad jis sakylėja net vėjams ir vandeniu. Ir tie jo klauso. Ir mes šiandien, aš kaip sakau, jeigu aš su Jėzumi vienoje valtyje, jeigu kažkokias audras ar kas, man tai reikia išlaisvinti Jėzų. Aš turiu sudrausti audras visas. Aš turiu tikėjimų per pažinimą, per Dievo žodį, aš turiu galint visus, Dievas davė valdžią man. Kuo aš daugiau laiko praleisiu šiandien su Jėzumi, aš to daugiau jį pažinsiu. Kuo aš daugiau su juo leisiu laiką, aš įsitvirtinsiu. Aš kaip sakau, visą informaciją, žinai, jeigu aš į pasaulyje leisiu laiką, aš tikėsiu pasaulyje. Tikėjimą šiandien aš turiu būti su Dievu. Kuo aš daugiau Dievo žodyje būsiu panėręs, tuo daugiau žodis mane gyvens, aš tuo daugiau jom įsitikinsiu, tuo daugiau aš tikėsiu. Mano tikėjimas bus tvirtesnis. Kur aš save investuosiu, ar į Dievo karalystę, ar į to pasaulio karalystę. Ir aš tam ir priklausysiu. Vat Dievas nori, kad mes su juo laiką leistume. Man tas palyginimas labai patinka, kuris, pastebėjau tokį, kaip sakiau, kad vienas iš mokinių, kuris buvo arčiausiai Jėzaus. Jonas, ne? Žinom, kad Jonas, tas, kuris Jėzus vadina, tai man mylimas, ne? Visi mokiniai, visus myli, bet šitas mylimas, ne? Sūnus, kaip sako, žinai, ir jis buvo Dievui labiausiai patiko. Ir dėl ko? Dėl to, kad net per paskutinę vakarienę jisai bendravo su Jėzu. Jis galva net buvo krūtinės laikant Jėzaus, padės ant Jėzus krūtinę savo galvą. Jis buvo arčiausiai Jėzus. Ir mes savo gyvenime, jeigu mes savo gyvenimą leisim ant Jėzus krūtinės padės savo galvas, mes jam labiausiai patiksime. Ir mes daugiausiai jėgų turėsime. Žinom, kad Jonas ir apreiškimo knygą visą parašė, jam atėjo daugiausiai atsireiškė, jis daugiausiai matė tų ženklų stebuklų, turbūt visų tų dalykų, tie pažadai, kurie ateina, netgi mums yra išpranašauti, parašyti, viskas atėjo per Joną. Ir kitas pavyzdys priešingybė kaip Judas, Iskarijotas. Jis vaikščia su Jėzumi, darė kažkur tai, jie išvarnėja demonus, kai juos siuntė visus po du, jiem paklūsa, ligos gydė viską Jėzus vardu. Ir pasikorė. Nes jo širdis buvo ne su Jėzumi.
Jis kaip ir vaikščia su Jėzum. Bet ir mes galim savo gyvenime vaikščioti su Jėzum. Jėzus vardu daryti kažką, kažkur tai būti krikščionim, kažkur apeigas atlikti, kažkur žvakutę uždėti, neįsigilinę, kam jiem reikalinga ir dėl ko. Ir sakyti, aš krikščioniu vadintis. O aš galiu būti prie Jėzus kojų, būti su juo. Ant kiek yra pavojinga, supranti, vadintis krikščionim. Kas tas yra krikščionis iš tikrųjų? Tas, kuris seka Kristumi, tas, kuris su juo laiką leidžia, kuris domisi juo. Viskas ir tikėjimas ateina iš jo. Ne iš savęs, mes iš savęs nieko negalime, mes iš savęs nieko nepadarysim. Viskas iš jo. Ir aš kaip sakau, mūsų gyvenimas tik tais parodo, kas mes tokie esame. Parodo, ar mes pliusė, ar mes minusė, kaip sakau, žinai. Tas minusas tai nereiškia, ar aš čia gerai gyvenu, tuo pasaulyje, žinai. Ar aš turiu galvoti, ar aš esu laimingas, aš norėčiau pasakyti, va taip gal geriau. Ar aš esu laimingas. Nežiūrinti tai, ar aš turiu kažko, ar aš kažko neturiu, žinai. Man patinka, kaip Paulius sako, aš ir pritikliu, ir nepritikliu, iš visame kame, sako, buvau. Ir visur jis laimingas. Svarbiausia, kur mano širdis. Man patinka tasai tikėjimo kelionės iš tikrųjų pavyzdys toksai, žinai, kažkur aš kažkada tai girdėjau apie tikėjimą, kad tikėjimas tai kada mes turime kažką daryti, tai ko dar nematom. Tai viltis dalykų pažadėtų, kurių mes tik tais vylėmės, laukiame, ne? Ir visame tame reikalingas pasitikėjimas. Tikėjimas tai yra pasitikėjimas. Aš pasitikiu ir darau dėl to, kad aš pasitikiu, ką man pasakė Dievas. Ir žinot, tokie buvo tarp kalnų, žinot, būna, kur ištempia trosus ir eina žonglieriai, kaip ten tie vadinas, eina per trosą, neša lazdą, kažką tai, žinai, ir žmonės stebina, kur neprisirišę vaikšto per trosus, kaip yra papačia ten, bedugnę nukris ir užsimušė, vienu žodžiu. Ir žmonės susirinkę ant tos uolos stovi ir tasai vienas žmogus, kuris ruošiasi eiti per tą trosą, žinai, jis sako, gal kas nors norite, aš turiu kėdę, sako, aš paimsiu šitą kėdę, jūs atsisėsite ir aš jumis per šito trosų nuo tos kalno viršūnės nunešiu į kitą kalno viršūnę. Visi tylu, ramu, nėra toks norinčių. Vienas vaikiukas ateina, sako, aš noriu. Gerai, sako, sėskis, jis atsisėdo, jis jį parnešė, nunešė, atgal parnešė. Ir žinote, kas buvo tas vaikas? Jo sūnus. Jo sūnus. Lygiai taip pat mes turime žinoti, kad mes esame Dievo sūnus. Jo vaikai. Labai geras tas palyginimas. Taip, pasitikė. Kad aš pasitikiu. Pasitikėjimas tai parodo, ar aš tikiu. Tikėjimas tai pasitikėjimas aspektas. Tikėjimas yra nuostabus iš tikrųjų dalykas. Jis toksai nenuspėjimas. Tu niekada nežinai, galbūt kaip bus, bet tu žinai, kad bus gerai, aš taip sakyčiau. Nes tu nežinai. Ne visą laiką, aš kaip sakau, tikėjimas tai ne visą laiką būtinai jis atitiks tavo tikėjimas Dievo valią. Nebūtinai. Nes kitas iki aš galiu pradėti norėti tikėti tokių dalykų, kurių visai Dievui nereikia, kurių jis nenori, visai ne jo valia. Ir aš tada galiu nusivilti. Bet jeigu aš pasitikiu Dievu, aš nenusiviliu. Kad ir kas bebūtų, aš žinau, kad tai bus į gerą. Jeigu tai nebus mano kūnui, ar mano turtui, ar mano vaikam kažkam į gerą, bus gera kažkam kitam. Reiškia, Dievas kažką daro. Aš pasitikiu juo. Bet aš lygiai taip pat žinau, kad tikėjimas, Dievo valia, lygiai pat, kai tu žinai Dievo valią, tu žinai, kad Dievas jisai nori mums visą ko geriausia. Aš žinau, kad aš esu jo vaikas, kad jis mane myli, kiekvieną iš mūsų myli. Jis nenori, kad mes vaikščiotume ligoti, nelaimingi, susirūpinę, kaip sakant, paskendę savo darbuose, rūpesčiuose. Visi tie dalykai kaip palaiminimas, jie reikalingi, aš nieko nesakau. Bet jie turi atnešti džiaugsmą, ne kažkokią, tai kaip sakant, vargą man. Iš tikrųjų, reikia žiūrėti į Dievo pažadus. Dievo pažadus ir iš tikrųjų Dievas jisai, kada mes žiūrim į jį, kada mes
matome savo gyvenime problemas, mes jas einam ir nugalim Dievo žodžiu. Dievo žodis jis mums duotas ne šiaip su vėlgi. Jeigu mes ką nors darom, pavyzdžiui, mes atmeldėmės, ne už sesę, mes būtinai įsikimbam į Dievo žodį, mes įsikimbam į jo pažadus, mes skaitom psalmes, mes žinom, kas mums priklauso ir mes tai deklaruojam dvasiniam pasauliu, mes nugalim pasaulį, nes pasaulio kunigaikštis yra velnias. Taigi mes įsikimbam į žodį, būtinai, ne, kaip pat ir skaitėme, mes meldėmės, kaip rašo 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 24 lūs, jeigu mes sergam ar kažkas yra, mes deklaruojam velniui, sakom. Mes velniui sakom tas eilutes, ką mes kalbame. Ne savo, mes jas žinom, bet mes turim pasakyti jas. Mes Jėzaus žaizdomis esame išgydyti ir tai yra parašyta. Tai yra testamentas, paliktas mums Dievo. Ir velnias nebeturi argumentų, jis nebeturi galios, jis turi pasitraukti. Bet tame yra tas laikotarpis, kad mums reikia truputį pakentėti, palaukti galbūt ir nepriimti, jis nenori atsitraukti, jis toliau mums laika simptomų, skausmą, o mes ignoruojam. Mes toliau sakom, eik švenčia to ne, parašyta, Jėzaus žaizdomis jūs esate išgydyti. Ne. Tai va, labai svarbu įsitvirtinti tą žodį ir judėti mums. Ir kaip aš sakau, dėkingumas. Dėkingumas, jeigu tu žmogus, tu dėkoji Dievui, labai patinka, kada tu dėkoji Dievui. Kada tu dėkoji, tada tu jį šlovini, tu jį garbini. Tu tos darbus ir jis negali paprasčiausiai neatsakyti. Dėkinga širdis Dievui patinkanti. Tai gerai. Tai gal ir baigsim tada, gerai? Tai ačiū tada.